Linas labai iš pradžių tai ją laikė tiesiog langų į pasaulį. Nu ką, kiek savo jėgom Zarasų gimnazistas galėjo paskaityti, ar ten 1-2 kurso studentas paskaityti, kokioje bibliotekoje rasti, ar ten kas ką duoti nurodyti. O Unė jau buvo mačiusi pasaulio, jau grįžusi į Lietuvą, jau turėjo įspūdžių labai patirčių iš visokių šalių, nes ir daug važinėjusi, daug labai įdomių žmonių sutikusi ir ji buvo iš tų žmonių pasakojančių. Tai suprantama, kad Linui negalėjo nepadaryti įspūdžio. Ir jis man yra daug pasakojęs apie jų bendravimą ir sako, iš pradžių tai aš laikiau ją savotišku universitetu, nes jį ko paklausi, tą gausi, jį viską žino, jeigu ne taip jau autentiškai, tai išprotauja, jį neeilinio proto moteris buvo. Ir be to labai žavi moteris buvo, tai sako, jį man ir patiko. Ir dar labai protinga ir labai tokia geranoriška mano atžvilgiu, labai stengiasi mano akiratį praplėsti. Jinai supažindino su Tadu Ivanausku, su Valerija Karužienė, su Zmažinavičium, tai irgi buvo per Unę, su Šimoniu, per Unę, su Juozu Urbšiu. Daugiau dar buvo tokių žmonių, dėl ko visur vesdavosi, jinai eina į svečius pas tą žmogų, tai būtinai vedasi Liną. Tu turi, su Truikiuliu, supažindino su Truikiu, tai jie jau Unė seniai buvo pažįstama, ir su Rakauskaitė buvo pažįstama, sako, Linas pasakojo net tokį juoką, net jis yra užrašytas, jo knygoje yra gabaliukas toks trumpas, kaip jie su Unė viešėjo pas Truikius. Tai Unė nusivedė jį į svečius, kaip paprastai eidavo į svečius pas Daugą ir pas ją Daugas lankydavosi. Tai sako, aš pas Truikį pamačiau visokių rytietiškų statulėlių, begalės visokių knygų ir vienas kažkoks rytų dailės albumas. Žinau, nei kas čia šalia mane sėdi, nei kad čia mane vaišina, man tai patiko. Taip nepaprasta buvo, tą visą albumą jis ten tiesiog įknebęs. Sako, aš žiūrėjau, paskui baigėsi tas mūsų vizitas, išėjom, tai Unė sako, tu nelabai mandagiai elgėsi, sako, tu kažkaip neatlikai džentelmeno vaidmens, tu nebendravai su kitais svečiais. O paskui per Unę Linui buvo persakyta Truikio žmonos Rakauskaitės nuomonė. Sako, aš norėjau šitą berną laiptais nuleisti. Kur tai matyta? Atėjo į svečius, įbedė nosį į kažkokį albumą ir visai nekreipė dėmesio į damas. Tai Unė jam pasakė pamokslą, sako, žinai, negalima šitaip elgtis. Su damom reikia elgtis pagarbiai, santūriai, bet negalima visiškai jas nekreipti dėmesio, nes tai jau yra neinteligentiška, tai yra negražu, tai yra neleistina. Tai šitą Linas yra ir užrašęs, ir juokdamas jis man pasakojo, sako, vos nebuvau nuo Truikių namų laiptų nuleistas.